universitete yra tekę sukonstruoti ne vieną robotą. Buvo mano tikslas įgyvendintas, tai pasidaryti robotus kovinius. Studentų mokslinė draugija ne vienerius metus teko važiuoti į Estiją į roboto varžybas įvairias. Susėdę vakare prieš varžybas mes dar vis kodindavom, kalibruodavom tos pačius robotus. Mano karjera teltonikai prasidėjo nuo IoT akademijos, bet jau kaip mechanikos inžinierius, kadangi gerai pasirodžiau, po kelių mėnesių gavau darbo pasiūlymą. Mano darbas buvo toksai, kad reikėdavo kažkaip PCB plokštę įvilkti, sukurti jai dizainą tam, kad galutinis vartotojas turėtų įrenginį. Ir ne per seniausiai perėjau prie testavimo įrangos kūrimo. Turiu sukurti sprendimą, mechaninį, automatinį, pneumatinį, kad būtų galima tą PCB plokštę ištestuoti.